Ačiū gerbiamas pirmininkaujant, tai tikrai nebūčiau kalbėjęs prieš, bet žinau, kad negausiu repliką dėl Jurgio Razmos. Tai nuoga tiesa yra tokia ir gerbiami kolegos priminsiu tiesą. 2017 metais balandžio 6 diena. Seime prokurorė generalinė kreipėsi dėl konservatorių partijos lyderio Gabrieliaus Landsbergio dešiniosios rankos Manto Adomėno neliečiamybės nuėmimą. Seime buvo sudaryta specialioji komisija, kuri pasiūlė, kad Mantas Adomėnas būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir būtų leidžiama nuimti jam neliečiamybę, kad galėtų apsiginti. Šiandieną Jurgis Razma, konservatorių partijos lyderis ir dievas, sako, visą laiką konservatorių frakcija dalyvavo balsavimuose ir palaikė Seimo narių nuėmimą, nepaisant to, ar tai buvo pozicija ar opozicija. 2017 metais, balandžio 6 dieną, konservatorių frakcija, saugodami Mantą Adomėną, pasišalino iš plenarinių posėdžių salės ir frakcija nebalsavo, kad Mantui Adomėnui būtų nuimta teisinė neliečiamybė ir galėtų gintis. Tai partija turinti teroristinių ryšių su gauja 2007 metais Seimo nutarimu buvo pripažinta. Partija ir frakcija, kuri užaugino pedofilą Bartaševičių, partija ir frakcija, kurie girti jų tarybos nariai ir partijos nariais apsivožę laksto po miestus ir po valstybę, partija konservatorė, kurie korupciniuose ryšiuose yra paskendę, nes pamiršta vokelius pasiimti nei vietoj palikus. Šiandien moralizuoja, kaip turėtų būti nuimta teisinė neliečiamybė. Vien dabar, gerbiamas Jurgi, kad tu pasakei, kad jūs visą laiką dalyvaudavot, Remigijus Žemaitaitis balsuos prieš Gintauto Palucko neliečiamybės nuėmimą. Kad parodyčiau, kas jūs per žmonės esate. Didesnių šlykštynių už konservatorius nėra Lietuvoje.